Jakua – tradicinis korėjietiškas saldumynas, kuris užima svarbią vietą šalies kulinarinėme pavelde. Šis delikatesas žinomas dėl savo subtilaus skonio ir unikalaus paruošimo, kuris atspindi turtingą Korėjos istoriją ir kultūrinę esmę. Jakua savo šaknis siekia senovės Korėjoje, kilusioje Korjo dinastijos laikais. Iš pradžių šis delikatesas buvo ruošiamas kaip vaistinis užkandis. Jo pavadinimas Jakua reiškia medicininis konditerijos gaminys. Jo pradiniai formuliai apėmė gydomąsias žoleles, medų ir grūdus, kurie pirmiausia buvo patiekiami šventyklose per ceremonijas ar religinius ritualus. Bėgant laikui užkandis vystėsi, iš vaistinio gaminio virto populiariu tradiciniu desertu, kuriuo mėgaujasi korėjiečiai per šventes ir ypatingus renginius. Gaminant jakua reikia derinti paprastus, tačiau būtinus ingredientus. Pagrindiniai komponentai yra kvietiniai miltai, medus, sezamų aliejus ir cinamonas. Šie ingredientai sumaišomi ir minkomi į tešlą, prieš išlyginant ir supjaustant į įvairias formas. Dažnai sudėtingoms formoms išgauti naudojamos specialios formos, kurių pagalba šis desertas įgauna unikalią, nepaprastą ir akį traukiančią išvaizdą. Suformavus gabalėlius, jie kepami aliejuje, kol įgauna auksinį rudą atspalvį. Tada mirkomi sirupe, pagamintame iš medaus, cukraus ir vandens, suteikiant jiems saldžią, blizgią apdailą. Jakua reikšmė neapsiriboja jos nuostabiu skoniu. Tai reprezentuoja tradicinį korėjiečių svetingumą ir kultūros paveldą. Meniškumas, kuriant sudėtingas formas, atspindi dėmesį detalėms ir meistriškumą, giliai įterptą į Korėjos kulinarinės tradicijas. Dėl saldaus aromato ir elegantiškos išvaizdos, jakua yra gausos, laimės ir klestėjimo simbolis, dažnai įtraukiamas į tokias šventes kaip vestuvės, atostogos ir protėvių apeigos. Šiais laikais jakua tebėra mėgstamas saldus patiekalas Korėjos namų ūkiuose. Taip pat šiuos gaminius galima rasti vietinėse kepyklėlėse ir konditerijos parduotuvėse visoje Pietų Korėjoje. Nors tradicinis receptas išlieka branginamas, yra modernių jakua variantų, kurių metu eksperimentuojama su skirtingais skoniais, įdarais ir patiekimais, siekiant patenkinti įvairius skonius ir pageidavimus. Pastangos išsaugoti tradicinę korėjiečių virtuvę padidino jakua reikšmę. Korėjos vyriausybei pripažinus šio delikateso kultūrinę vertę ir reklamuojant jį kaip Korėjos kulinarinio paveldo simbolį. Be to, jo populiarumas peržengė Korėjos sienas, sulaukė pripažinimo ir įvertinimo visame pasaulyje, prisidėdamas prie Korėjos maisto kultūros propagavimo visame pasaulyje. Jakua yra ne tik konditerijos gaminys, bet ir kultūros emblema, įkūnijanti turtingą Korėjos paveldą ir kulinarinės tradicijas. Jo kelionė nuo vaistinio užkandžio iki brangaus deserto atspindi Korėjos visuomenės evoliuciją ir ilgalaikį jos kulinarinio meistriškumo palikimą.